Taičiono žymiosios Toyotos gamybos sistemos kūrėjas į klausimą, kuo Toyota užsiema dabar, atsakė: mes dabar analizuojame laiko intervalą nuo to momento, kai iš kliento gauname užsakymą, iki to momento, kai jis atsiskaito su mumis už gautą produkciją. Šį laiko intervalą mes trumpiname, šalindami vertės nekuriančias veiklas. Taigi, jisai kalbėjo apie srauto spartinimą. Apribojimų teorijos kūrėjas daktaras Eliyahu Goldratas irgi yra sakęs, kad vadovo uždavinys yra gerinti srautą, nes srauto gerinimas yra pagrindinis kiekvienos operacinės veiklos tikslas. Tačiau kodėl dauguma organizacijų vis tiek fokusuojasi į lokalų optimizavimą, o ne srauto spartinimą? Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 101 tinklalaidės epizodo. Dauguma smulkaus ir vidutinio verslo vadovų, savininkų patiria daug streso valdydami savo verslus ir spręsdami kasdieninius verslo iššūkius, o verslo rezultatai vis tiek jų nedžiugina. Kovo mėnesį startuoja 16 kartą verslo valdymo įgūdžių programa Nuo amato prie verslo, kuri suteikia tokiems vadovams reikalingas žinias, karkasus, struktūras, įrankius verslo sisteminimui ir valdymui. Tai yra atnaujinta, papildyta programa, kurioje ir senieji elementai tokie kaip laiko valdymas, pardavimai, finansai, taip pat ir ambicingi tikslai, ambicingos strategijos, dirbtinio intelekto taikymas vadovų veikloje ir daugelis kitų labai svarbių ir vertingų temų bei tarpiniai susitikimai, diskusijos tam, kad jūsų verslas taptų pinigų ir pasitenkinimo šaltiniu, bei suteiktų galimybę daryti tai, kas jums patinka. Daugiau informacijos ieškokite amatasverslas.lt arba amver.lt. Šiandien noriu pratęsti pokalbį apie svarbiausius, reikšmingiausius verslo vadybos karkasus. Praėjusiame epizode jau kalbėjome apie santykių, įsipareigojančių santykių turėjimą su savo tikslais. Tai pirmas labai svarbus verslo sėkmės karkasas, kad vadovas ir savininkas ne tik išsikeltų labai aiškius tikslus, tačiau ir reguliariai eitų į pasimatymą su tais tikslais. Šiandien pakalbėsime apie kitą labai svarbų vadybos karkasą, kuris vis dar realybėje pasitaiko pakankamai retai ir dažniausiai sutinkamas šiek tiek kitoks karkasas. Tai yra, pakalbėsime apie tai, kad verslas yra pirmiausiai įvairiausių srautų rinkinys ir reikia tobulinti srautus, spartinti srautus, ypač spartinti vertės kūrimo srautą. Tačiau daugelis organizacijų ir toliau vadovaujasi esminiu principu, kur stengiamasi pasiekti lokalaus efektyvumo. Kodėl taip atsitiko? Aš manau, kad tam yra labai gilios istorinės priežastys. Jeigu pasižiūrėti istoriškai, netgi ne kelis šimtus, o kelis tūkstančius metų atgal, mes pamatysim, kad lyderystės, tai yra komandų valdymo ištakos,
žmonių motyvavimo ištakos yra karyba. Ateina iš karinių struktūrų. Tuo tarpu organizacijų valdymo ištakos ateina iš užkariautų imperijų valdymo. Nes kai koks nors Aleksandras Makedonietis ar dar ankstesnieji imperatoriai užkariaudavo labai didelės teritorijas, jas kažkaip reikėdavo valdyti. Tačiau, kalbant apie valdymą, kas yra valdymas? Valdymas tai yra esamos situacijos įvertinimas, tai yra kai kažkas atsitinka situacijoje, reikia susirinkti informaciją, kas įvyko, priimti sprendimus ir savo sprendimus iškomunikuoti žmonėm, kurie turi įgyvendinti tuos sprendimus. Ir jeigu prisiminsime senasias imperijas, kurios buvo prieš 1000 metų, tokios imperijos turėjo vieną reikšmingą valdymo riboklį. Tai yra tiek informacijos, tiek ir sprendimų keliavimo greitį. Kiek laiko užtrukdavo iš vienos imperijos dalies gauti informaciją apie ten, pavyzdžiui, kilusi sukilimą ar kokią nors šiaip atsitikusią problemą. Ir visa ta informacija keliaudavo, tiek ir priimti sprendimai, keliavo arklio greičiu, žirgo greičiu. Dėl to mes negalėjom, valdytojai, vadovai negalėjo operatyviai reaguoti į susidariusias situacijas, bet turėjo susigalvoti ir sukurti sistemą, kurioje galėtų kažkaip užtikrinti vienokį ar kitokį valdymą. Taigi, kaip prisitaikyti prie šio riboklio, kas būdavo daroma, buvo ta didelė valdoma sistema, tai yra imperija, suskaldoma į atskiras smulkės sistemėlės ar posistemas. Tos posistemės, vėlgi, senose imperijose vyravo natūrinis ūkis, dėl to tos posistemės buvo mažai susijusios tarpusavyje. Kadangi jos mažai susijusios tarpusavyje, ką valdytojai darydavo, kiekvienai posistemiai nustatydavo lokalius tikslus. Nes kiekvieno atskiro kaimo sėkmė neįtakodavo gretimo esančio kaimo. Ir jeigu kiekvienas kaimas imperijoje ar miestas imperijoje būdavo geresnis, tuo tvirtesnė buvo imperija. Ir kiekvienai tai posistemiai, kiekvienam kaimui buvo paskiriamas atskiras vadovas, kuris priiminėdavo sprendimus lokaliai. Ir vadovai, tie lokalūs vadovai buvo vertinami pagal lokalius pasiekimus. Ir tas principas, kurį aš pavadinčiau skaldyk ir lokaliai optimizuok, pamenat, Cezaris sakydavo skaldyk ir valdyk, tai tas lokalių valdymų principas galėtų vadintis skaldyk ir lokaliai optimizuok, tapo visų valdymo sistemų pagrindu. Metai bėgo, situacijos keitėsi, atsirado sudėtingesnės sistemos, atsirado tokios sistemos sudėtingos kaip įmonės, tačiau visi valdymo principai nesikeitė. Dėl ko nesikeitė? Nes informacijos ir sprendimų keliavimo greitis toliau išlikdavo labai lėtas. Tačiau organizacijos, tai yra įmonės ir panašios organizacijos, jų padaliniai pradėjo smarkiau viens nuo kito priklausyti. Bet nepaisant to viens nuo kito priklausomybės, vis tiek tas principas skaldyk ir lokaliai optimizuok išliko. Kodėl? Nes jis duodavo visai neblogus rezultatus. Jis buvo geriau negu jokių taisyklių neturėjai. Bet kaip jau ir minėjau, organizacijos darėsi sudėtingesnės, jose atsirasdavo vis naujų padalinių, kurie tarpusavėje būdavo vis labiau susiję. Ir vadovai, vengdami to sudėtingumo, nes valdyti sudėtingas sistemas yra nepaprasta arba kartais neįmanoma, pradėjo ieškoti kaip supaprastinti. Tačiau jie nuėjo įprastų kelių. Skaldyk, tai yra didelės sistemas skaldydami į posistemas,
Pasižiūrėkit įmonės struktūrą. Įmonės struktūra tai ir yra sistemos suskaldimas į posistemas ir suskaldę posistemės įsidėgia lokalius rodiklius atskirai kiekvienam padaliniui ir stengiasi siekti kiekvieno atskiro padalinio efektyvumo. Taip pat, tuo pat metu dar kas atsiranda tam, kad geriau suvaldyti tas sudėtingumą, kai jį suskaldėm, kuo labiau suskaldom sistemą, tuo atsiranda daugiau neapibrėžtumo, nes mes nežinom, kaip viens kitą paveiks. Tada ta nežinomybės ir neapibrėžtumo baimė skatina siekti totalios kontrolės iki smulkmenų ir tai atveda prie optimizavimo triukšmo lygyje. Pasižiūrėkim, kaip detaliai reikia suplanuoti biudžetus daugelio organizacijų, vos ne iki smulkmenų, kiek tušinukų, kurį mėnesį įmonė nusipirks. Ar kokie bus labai tikslus pardavimai kiekvieno produkto pusei metų į priekį. Tikslių prognozių paieška, detalus planavimas, bandymas užmesti, taip vadinama, apibrėžtumą aplinkai, kuri yra visiškai neapibrėžta. Ir kad dar geriau galėtumėm valdyti, daugelis vadovų stengiasi pradėti viską matuoti. Aš kartais juokaudamas vadinu tokį principą, matuokime viską, kas juda. Kuo daugiau rodiklių reikia įsidiegti ir panašiai. Ir tas lokalus kiekvieno padalinio optimizavimas ir tikslingumo, jų tikslų siekimo skatinimas, atskirų lokalių tikslų siekimo skatinimas ir atveda prie tam tikrų tarp departamentinių konfliktų. Daugelis padalinių vadovų susiduria su dilema. Jie nori būti gerų vadovų ir supranta, kad geras vadovas turi užtikrinti naudą visai organizacijai. Tačiau, iš kitos pusės, geras vadovas pirmiausiai turi pasiekti jam iškeltus tikslus. Ir neretai jam nustatyti lokalūs tikslai tiesiogiai prieštarauja organizacijos naudingumui. Ir tada vadovas atsiduria tarsi tarp kūjo ir priekalo. Ką jisai turi daryti? Ar siekti lokalaus pagerėjimo, ar duoti naudą globaliai? Ir rezultatas yra tarp departamentiniai konfliktai. Tikriausiai esat susidūrę su ta situacija, kai egzistuoja konfliktas organizacijoje, ypač gamybinė, ne tik gamybiniai, tarp pardavimų padalinio ir gamybos padalinio. Pardavėjai mano, kad gamyba išsidirbinėja ir nenori gaminti tai, ko reikia klientam, tuo tarpu gamybininkai mano, kad pardavėjai tiesiog nemoka pardavinėti ir žada klientam kažkokias nesąmonės. Tarpusavio meilė tarp gamybos ir pardavėjų. Vėl labiau tikriausiai internetuose esat matę įvairiausias tas karikatūras, kur keliese sėdi valtyje ir valtis tuoj atvirs, bet dalis sėdinčių džiaugiasi, kad oi kaip gerai, kad skylė ne mūsų valties pusėje, nors visa valtis skęsta. Tai yra pavyzdys to lokalaus mąstymo. Ir tas lokalus mąstymas atsiradęs dėl istorinių priežasčių. Mūsų situacija pasikeitė. Mes dabar turim kitokias technologijas ir mūsų organizacijos, dabartinės organizacijos labai smarkiai skiriasi nuo pirmųjų imperijų. Dėl mūsų valdymo principai turėtų būti kitokie. Mes turėtumėm žiūrėti į sistemą per srautų prizmę, o ne per lokalias prizmas. Tačiau per visą tą istoriją, per šimtus ir tūkstančius metų, susiformavo atskiras vadybos mokslas, kuris yra apie lokalų efektyvumą. Vėl jį įveikti yra labai sunku, yra ta žmogiška inercija. Ir net tada, kai mes gaunam technologijas, dar nebūtinai tai pakeis mūsų elgseną. Tikriausiai, kai kas iš jūsų turėjo tokias situacijas, kai žmonės, pagyvenusio amžiaus žmonės, pakeisdavo laidinį telefoną į mobilųjį
tą judrųjį telefoną, tačiau jų elgsena nepasikeisdavo, jie ir toliau, kur nors ten kaime, ar pas save namie tą mobilų telefoną laikydavo ant tos pačio staliuko ar spintelės ir nusineždavo į kambarį, o laikydavo ten, kur anksčiau būdavo laidinis telefonas. Nes tiesiog tai buvo įprasta. Dėl to kitas, antrasis svarbus karkasas, kurį svarbu įsidiegti savo organizacijose, savo versle ir pritaikyti, tai yra srautinis požiūris. Organizacija, ypač verslo organizacija, tai yra srautų rinkinys. Ir mes turim užtikrinti, kad tie srautai judėtų efektyviai. Ir ten, kur turim srautą, mes turim, natūralu, kad srautas visada turi vienokį ar kitokį apribojimą. Todėl, norėdami spartinti srautą, turim prisitaikyti šitos 5 fokusavimosi žingsnius, kuriuos aš jau nekartą esu pristatinėjęs savo įvairiuose epizoduose, taip, tinklalaidės ir tiesiog noriu priminti 5 fokusavimosi žingsniai. Pirmiausiai, turim nustatyti sistemos arba srauto apribojimą. Tai yra, kas neleidžia mums daugiau pasiekti to srauto rezultatų. Kas stabdo mūsų srautą. Nustatę sistemos apribojimą, mes neturime pulti ir iš karto plėsti to apribojimo. Mes turime nuspręsti, kaip mes maksimaliai išnaudosim tai, ką jau turime. Tai yra, kaip mes maksimaliai išnaudosime esamą apribojimą. Nes labai dažnai, jeigu mes turime apribojimą ir nesame sutelkę dėmesio į jį, mes dalį to apribojimo tiesiog išvaistome. Taigi antras žingsnis, kai nustatėm apribojimą, antras žingsnis nuspręs, kaip išnaudoti apribojimą. Trečias žingsnis, mes turime subordinuoti viską anksčiau priimtam sprendimui. Tai yra visa mūsų sistema, kurią mes turime, visa įmonė, visi resursai įmonėje dirba tam, kad mes maksimaliai išnaudotumėm apribojimą. Jeigu mūsų apribojimas yra paklausos stoka, tai yra mes turime per mažai užsakymų. Reiškia, mes turime užtikrinti, kad visi tie klientai, kurie ateina, jie bus aptarnauti. Mes priimsim užsakymą ir įvykdysim jį kaip galima greičiau. Jeigu mūsų apribojimas yra pajėgumai, mums trūksta pajėgumų, reiškia, mūsų sistema dirba tam, kad mes maksimaliai išnaudotumėm tą mūsų išteklio ar pajėgumų apribojimą. Ir tik ketvirtas žingsnis yra sistemos apribojimo plėtimas. Nes apribojimo plėtimas reikalauja papildomų investicijų ir papildomų išlaidų. Pirmi 3 žingsniai reikalauja tik galvojimo. Ir tik praplėtus apribojimą, kažkada, kai mes smarkiai praplečiam apribojimą, jisai gali tapti jau tai neapribojimu ir apribojimas gali būti sulaužytas. Jeigu mes sulaužome apribojimą, turime grįžti į pirmą žingsnį ir vėl iš naujo kartuoti procesą. Surasti apribojimą, nuspręsti, kaip mes išnaudosime apribojimą ir subordinuoti. Bet labai svarbu nepasiduoti tai inercijai. Žmogiškai organizacinė inercija. Reiškia, mūsų visos organizacijos taisyklės turi pasikeisti. Nes jeigu mes pasiduosime inercijai, tai gali būti taip, kad mes šiuolaikinę sistemą, tai vat yra inercijos pavyzdys, kai mes šiuolaikinę organizaciją, įmonę valdome tais principais, kurie buvo suformuoti daug tūkstančių metų net prieš mūsų erą. Taigi, atsiminkit, jūsų įmonės tai nesenovinės imperijos. Natūrinis ūkis nebeveikia, jūsų padaliniai yra tarpusavy tampriai susiję. Ir šiuolaikinės technologijos leidžia turėti reikalingus duomenis apie esamą situaciją labai realiuoju beveik laiku ir tą užtikrint, kad jūs surenkat teisingą informaciją, yra vadovo atsakomybė, bet jūs galite žinot, kas vyksta labai greitai ir priimti teisingus įmonės mastų sprendimus. Dėl to jums nereikia turėti lokalaus optimizavimo taisyklių.
Bet tai nebus lengva atsimokyti senųjų įpročių, pač tai, ką daro daugelis, bet tai nereiškia, kad yra pats geriausias būdas. Ir pereikite prie srautinio požiūrio. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!